Sveiki, esu Eugenijus Mačiukas iš Stogo danga LT ir šiandien jums papasakosiu, kokia eilės tvarka prasideda stogo montavimas. Taigi, kviečiu prisijungti prie mano kompiuterio ir viską jūs pamatysite. Štai mes pasidarėme tokią, reikia susimažinti, pasidarėme tokį 3D vizualizaciją, kad jums būtų lengviau suprasti, kas kur kaip montuojasi. Taigi pradedu. Čia yra siena ir sudėtas murlotas. Ant murloto montuojasi, aišku, gegnės, čia viskas kaip ir aišku. Prie gegnių montuojasi priekinė lenta. Iš galo. Štai čia jinai yra. Ant priekinės lentos montuojasi pirmas lankstinys. Štai parodysiu iš arčiau. Jisai yra raudonas tam, kad jums būtų aiškiau, kur kas montuojasi, tai dėl to mes taip jį išskyrėm skirtingom spalvom. Čia gali būti jisai stačių kampų, priklausomai nuo to, koks yra pakalimas. Jeigu pakalimas yra stačiai į sieną, tada šitas kampas turėtų būti status. Klojasi plėvelė. Į ką reikėtų atkreipti dėmesį, tai kad plėvelė turi, va šičia yra užsileidimai, užsileisti viena ant kitos nuo 10 iki 15 cm, štai čia jisai parodytas, priklausomai nuo to, koks yra nuolydis. Šiuo atveju, kai yra čia 45 laipsniai, tai pilnai užtenka 10 cm užleidimo. Plėvelė yra difuzinė. Irgi yra mėlyna tam, kad būtų lengviau vizualiai suprasti, kas kur montuojasi. Toliau ant difuzinės plėvelės montuojasi šie medukai. Jie montuojasi tiesiai ant gegnės ir prispaudžia difuzinę plėvelę. Dar jie kitaip statybose vadinami makaronais. Štai čia iš arčiau parodysiu. Jų paskirtis, kad oras patektų tarp stogo dangos ir difuzinės plėvelės. Visą laiką turi būti ventiliacija tarp stogo dangos ir difuzinės plėvelės. Ypatingai tai yra aktualu plieniniai stogo dangai, nes jinai ypatingai kondensuojasi. Po to montuojasi grėbėstai arba lotos. Jų tankumas priklauso nuo stogo dangos tipo. Vienoms stogo dangoms reikia ypatingai tankiai grėbėstų, kitoms gali būti ir rečiau. Pavyzdžiui, trapecinis skardinis profilis, jam gali būti grėbėstai kas 40, net kas 50 cm. Nors tokiu atveju yra sudėtinga montuoti pačią stogo dangą, nes stogdengiam sunku vaikščioti per ją. Pavyzdžiui, akmeniniai stogo dangai skalūnui jau turi būti ištisinis lentų paklotas, reiškia, grėbėstai praktiškai turi būti suglausti vienas su kitu. Beje, akmeniniai stogo dangai negalima montuoti OSB plokštės, nes jinai nekvėpuoja. Toliau susimontuoja latako laikikliai. Jų atstumas tarpusavy turėtų būti nuo 60 iki 80 cm. Plastikiniai lietaus sistemai latako laikiklio atstumas turi būti nedidesnis negu 60 cm, o metalinės lietaus sistemos nedaugiau 80. Kuo tankiau, kuo daugiau sudėta latako laikiklių, tuo yra tik tai geriau. Jeigu mes pirmą sumontuotume latako laikiklius, o tik tai po to šitą kampą po lataku, jį būtų labai sudėtinga montuoti. Nes jį pakišant šičia po laikikliais, reikėtų ties kiekvienų laikiklių iškirpti jame plyšį. Kitu atveju neįmanoma būtų jo pakišti ir ten matytųsi medis neuždengtas skardos. Toliau montuojasi latakas. Šičia norėčiau atkreipti dėmesį į latako montavimo aukštį. Latakas turi būti ne aukščiau šitos įsivaizduojamos linijos. Įsivaizduokit, čia yra grėbėstas, nuo jo nubrėžiam liniją ir latakas turi būti ne aukščiau. Turėtų būti šitas atstumas 2 cm, 2-3 cm. Kitam gale, kad susidarytų nuolydis, jau kitam gale šlaito. Ten jau jisai gali liestis prie šitos linijos. Bet ne aukščiau, nes jeigu bus aukščiau, mūsų klimate sniegas čiuoš iš lataką ir jį laužys. Gal neišlaužys, gal jisai bus tvirtas, bet tai yra nesveika. Taigi, mes žinome jau kokiam aukštyje montuoti lataką. Atkreipkite dėmesį, kad plėvelė įsileidžia į lataką, o štai pro šį plyšį susidaro tas ventiliuojamas tarpas. Štai čia susimontuoja lietskardė. Šitoj vietoj norėčiau atkreipti jūsų dėmesį, kad šita lietskardė, dar kitaip vadinama laštakiu, karnizu,
neprisiglaudžia prie latako dugno. Štai va, šičia gaunasi plyšys, per kurį patenka oras. Va šičia patenka oras tarp šitų va medukų ir jisai teka į viršų. Per kraigą aukščiausioje stogo dalyje oras išteka. Taip susidaro oro cirkuliacija tarp stogo dangos ir plėvelės. Ir pabaigai susimontuoja stogo danga. Kaip matote, stogo montavimas prasideda ne nuo stogo dangos sumontavimo, o nuo latako ir šito va kampo po latako. Sumaišius galima iš esmės pirmą montuoti ir stogą, bet paskui jums bus daug sunkiau pakišinėti karnizą, va štai šitą va žalią lankstinę. Labai sudėtinga jį būtų pakišti po stogo dangą. Tai yra papildomas sudėtingas darbas. Šiandien tiek. Ačiū Jums uždėmesį. Taip pat dėkoju Sauliui Degučiui, kuris sukūrė visą šitą 3D vizualizaciją. Be jo aš čia nebūčiau nieko tokio nupaišęs. Sauliau, tikrai nuoširdžiai dėkoju tau ir jeigu kam reikės kontaktų, štai tavo telefono numeris.